Tokia Vincentas taip pradėjo, taip liūdnai buvo daug, paskui nedaug, paskui ta linksma gaida, kad visgi susivienėt, vėl jūsų daug, viskas gerai. Bet rusų kalbos turbūt nepamiršot. Yra toks posakis, aš nenoriu aš rusicizmo vartot, bet lietuvių kalba kartais taip neskamba, tie visi posakiai, kaip yra skamba rusiškai. Tai yra apie profsąjungas. Sako, профсоюзы были, есть и будут есть. Manau, supratot visi ir būsit ir valgysit toliau tą, ką reikia valgysit. Sumažino darbo užmokestį, padidinsim, nekur dėsis, paspausim, turės padidėti jisai visas, svarbu gera nuotaika. Visgi 50 metų tikrai didelis etapas, didelis laiko tarpas ir nedaug turbūt yra organizacijų visuomeninių, tos, kurios pagrindai išsilaiko iš savęs, pačios dirbdamos, kurios tą 50 metų išgyveno. Aš tikrai džiaugiuosi, kad toks gražus būrys, aišku, ne visi džiaugiasi žmonės, kad toks gražus būrys čia susirinko, mieste girdėjom kalbą, sako, mes pas Kučinską, o sako, mes į profsąjungų renginį, tai jūs konkurentai Kučinskui, gal ir supyksis į visą apie tai. Tad džiaugiuosi, kad toks didžiulis būrys susirinko, sakė, daug norinčių daugiau buvo, reiškia, tas judėjimas Ukmergėje, jisai tikrai gyvas. Ir tikrai galiu jums pasakyti, kad tas judėjimas Ukmergėje, palyginus su kitais Lietuvos miestais, yra vienas iš tokių aktyviausių. Ačiū jums. Ačiū jums aktyviausi Ukmergės rajono žmonės. Nes tik aktyvūs žmonės gali taip susirinkti ir taip gerai išvesti. Aš jau nekalbu apie šokius, čia nukritimas būna tada visiškai. Bet kokios šventės be dovanų. Dovanos turi būti per šventės. Taip mes kaip tradiciškai visą laiką atvežėm padėką, sveikinimą, kurią Janina dabar perskaitys. Po pirmininko jau beveik nebelieka ką ir pasakyti, todėl kad jis visada viską pasako, tai aš paskaitysiu. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija sveikina 50-mečio proga Ukmergės rajono žemės ūkio darbuotojų profesinę sąjungą, jos pirmininką Vincentą Banikonį, aktyvą ir narius. Linkime aktyvios ir nuoširdžios veiklos, didinant narystę, rūpinantis darbuotojais, sprendžiant jų problemas. Linkime stiprios sveikatos, puikios kloties, naujų idėjų, brandžių planų veikloje bei asmeninėme gyvenime. LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, LPSK valdybos vardu. Ačiū Jums, kad Jūs esate dar kartą.